kas yra terminas ir kad būtina dėl jo susitarti, turbūt ne vieną kartą gyvenime esame susidūrę. Taigi grįžtam dabar prie stilistikos terminų. Kaip vadinti? Ar šnekamasis, ar buitinis stilius? Tarsi sakoma, kad sinonimiškai gali būti taip ir taip. Ir stilistai yra čia sulaužę ne vieną ietį. Tačiau tikriausiai mes turėtume vadovautis mūsų korifėjaus, tai yra Kazimiero Župerkos, naujausioje stilistikoje išdėstytą mintį, kad buitinis stilius nelabai tinka. Tinka daug platesnis dalykas yra šnekamasis. Kodėl? Todėl, kad buitinis stilius mums iš karto siunčia žinutę, jog taip kaip šnekama namuose. Ir atrodo, kad namuose mes nešnekam apie nieką, kas būtų susiję su kinu, teatru, mokslu, o juk taip nėra. Mes tiesiog bendraujame. Taigi tas buitinis susiaurina iki visiško minimumo. O šnekamasis, mes jau galime ir su kolegom sėdėti ir kalbėti darbe apie meną, teatrą, tą patį, apie mokslą. Ir tai bus šnekamasis stilius. Ir būtent šnekamajame stiliuje ir atsiskleidžia mūsų individualūs dalykai. Būtent čia mes ir pasirodome, kas mes esame. Tada mes sukaupiame ir pademonstruojame visą savo ypatybės, kaip mes sugebam būti oratoriais. Čia tada turi reikšmės ir tartis, ir balsas, ir intonacija, ir pauzės, ir žodžių tam tikrų pasirinkimas, ir metaforų individualių kūrimas. Jeigu sakytume, kad Bufonas buvo teisus sakydamas, jog stilius tai yra žmogus, tai jis puikiausiai atsiskleidžia tik šnekamajame stiliuje.